Labas vakaras, gerbimieji lygos žiūrovai, sveikiname su jumis iš uostamiesčio rungtynėmis tarp Klaipėdos Atlanto ir Palangos. Pradėsime 5-ąjį čempionato turą. Pajūrio, Vakarų Lietuvos ar galbūt Žemaitijos derbis. Taip galime stambiau pristatyti šias rungtynes. Nominalūs aikštės šeimininkai Atlanto futbolininkai, tačiau dar kurį laiką ir Palangai teks savo namų rungtynes žaisti šiame Klaipėdos dirbtinės dangos stadione. Tiesa, tokia yra tik viena. Vilniaus Žalgiris. Džiugas Bartkus ten užtikrintai darbuojasi, gindamas sostinės komandos garbę. Čia pirmasis standartas, įvartis. Wow! Pirmoji proga ir muša įvartį Palangos ekipa. Įspūdingas startas, nors palangiškiai tas dvi rungtynes, kurias sugebėjo sužaisti lygiosiomis, visose jose pirmavo. Panašu, kad Leandro po labai sunkios lygos atsigavęs Anilas Kočas dabar sprendžiama įžaisti kamuolį. Kartu su Domantu Šimkumi ten ir čia atsakomasis Klaipėdos Atlanto įvartis. Jeigu standartas pavyko Palangai, lygiai tas pats ir jau kitoje aikštės pusėje. Edvinas Baniulis čia džiaugiasi su Vakarų fronto vyrukais. Žiūrime pakartojimą. Čia gudriai sužaidžia Klaipėdos komanda. Derinukas Kočo ir Šimkaus vėliau į baudos aikštelę. Ir Palangos komandos sudėtyje Modžo. Dešiniuoju kraštu bando kurti ataką, perdavimas į baudos aikštelę. Leandro, jo tikrai labai šiurkšti klaida, žaidimas tęsiasi. Jeigu reikia tos ramybės, kadangi patirties Andrius Bartkus yra sukaupęs tikrai daug ir vienas labiausiai patyrusių Klaipėdos Atlanto žaidėjų yra Andrius Bartkus. Čia lengvas gaisras. Po vienos standartinės situacijos Atlantas išlygino rezultatą. Dabar šansas jau įsiveržti į priekį tuščius vartus. Už kalbas, turbūt galėtume sakyti, tą kortelę gauna Simonas Urbys. Pirmąją beje susidirbo panašiu būdu. Sužaidė agresyviai ir parbloškė Atlanto vartininką Pavelą Doroševą. Ir rungtynių teisėjas Mindaugas Jackus skelbia, kad šiandieną futbolo jau užteks.